Sveiki. Ką tik išleidau klientę, kuri sudarė investicinio gyvybės draudimo sutartį savo visiškai neseniai gimusiai mergaitei. Čionais aš turiu sutarties tam tikrą dalį, kurioje matosi, kiek bus įmokėta ir kiek bus atsiimta. Apie skaičius aš netrukus. Tik leiskite paklausti, o jūs nuomonė, ar verta kaupti savo vaiko studijoms, ar tiesiog savarankiško gyvenimo startui? Ir kodėl? Kodėl manote verta, ar kodėl manote neverta? Dažniausiai, ką aš sutinku, kai sako, nelabai verta, nes man tėvai nekaupė ir aš kaip ir pragyvenau. Man tėvai irgi nekaupė ir aš pragyvenau. Ėjau dirbti pakankamai anksti, bet plius minus dėl to, kad norėjau, bet visi plius minus taip gyveno. Kai kurie ten, kurie, įvairiai buvo. Matot, kur yra skirtumas? Tada niekam nelabai kas ir kaupė. Visi buvom plius minus lygus. Šiai dienai yra labai kitaip. Daug tėvelių kaupia. Pagalvokim, ką tai reiškia ateities kartoms, ateities vaikams, kurie dabar auga. Kokias turės galimybės vieni ir kokias turės galimybės kiti. Vieniems dirbti nereikės, o kiti privalės, jeigu norės turėti tą pačią karjerą, tą patį išsilavinimą. Tai ką mes kūrėm savo vaikams ateityje? Jeigu manot, kaupti reikia, sveikinu, nes tiesiog iš to, ką pasakiau, atskirtis tikrai didės ir dėl to tikrai skatinu rūpintis savo ne tik vaiko dabartimi, bet ir ateitimi. Dabar yra tėveliai, kurie deda tiesiog į banko sąskaitą. Tai yra tikrai gerai, geriau negu visiškai nedėti, bet tai yra vienas blogiausių būdų, kur padėti pinigus. Bankai pinigus skolina, gauna palūkanas, uždirba, iš esmės netgi žinot, kaip yra. Kai aš klausiu, sako, taip, mes kaupiam bankę, laikom pinigus banko sąskaitoje, tiesiog tie pinigai guli. Tai yra kelios blogybės. Vienas, tai kiek įmokės tėveliai, tiek ir bus. Bet po ten 20 metų apskritai ta suma, tarkim, padėta, tarkim, 20 000, tai 20 000 ir bus. Bet pagal infliaciją, dėl infliacijos tie pinigai bus nuvertėję galbūt 2 kartus, o galbūt ir daugiau. Tai perkamoji galia bus gerokai mažesnė. Tai vienas blogiausių dalykų yra laikyti tiesiog pinigus sąskaitoje. Juos reikia įdarbinti, aš tuoj perėsiu prie skaičių. Kitas dalykas, aš klausiu, sakau, jūs turit kokią būsto paskolą? Taip, sako, turim. Tam pačiam banke. Sakau, techniškai suprantat, kad jūs ką tik pasiskolinat savo pinigus. Nes pinigai, tai jie guli, o kokius pinigus bankai skolina? Taip kad labai rekomenduoju pinigus įdarbinti. Ir vienas geriausių būdų, vienas geriausių įrankių būtent su investiciniu gyvybės draudimu. Kodėl? Tai yra kelios priežastys. Pirmiausia, tai klientė, va čia konkrečiai savo mergaitė, mokės 20 400 eurų per 20 metų, tai yra su 85 eurų per mėnesį įmoka. Čia yra vaiko pinigai. Nusprendė tiesiog investuoti vaiko pinigus. Atsiims 43 091 eurą. Ir tai yra 22 690 eurų daugiau. Tai ne tik, kad atsiims dvigubai daugiau, gerokai dvigubai daugiau. Ir jeigu pinigai, kaip priminsiu, gulėtų tik tais banko sąskaitoje, tai ir būtų atsidėta 20 400. O dabar atsiims po 20 metų 43 000 eurų. Tai reiškia, pinigus padvigubins, tikrai aplenks infliaciją ir sukaups pakankamai solidžią sumą savo vaiko studijoms. Taip pat šitas įrankis turi draudimą. Tai per visą tą laikotarpį vaikas dar bus ir draustas. Jeigu kažkokia trauma, nedaug dievė kritinė liga, tai taip pat būtų išmokos, kurios visiškai neįtakotų, jeigu būtų tos išmokos visiškai neįtakotų kaupiamos sumos. Ar to apsaugų reikia, tikėkime, niekada neprireiks. Tarkim, mūsų 1 metų dukrytė kada buvo, tai jai dabar metukai 8 mėnesiai lūžo koja. Mūsų paauglė taip pat turi draudimą praktiškai visą gyvenimą. Aš jau galiu kalbėti kaip ir iš kliento pozicijos, kad tai yra vienas geriausių įrankių, nes šiai dienai yra sukaupta beveik dvigubai daugiau negu įmokėta. Bet mūsų grįšiu prie mažametės lūžo koja, kai buvo nepilnai metukai. Tiesiog namuose. Gyvenime nebūčiau pagalvojęs. Gavom pakankamai solidžią išmoką, kur ją dėti. Tai kadangi nereikėjo jokių reabilitacijų, tai mes tiesiog tuos pinigus įdėjom atgal į draudimo polisą. Ką tai reikš galutiniu laikotarpiu, tai reikš daug didesnę sukauptą sumą ir daug didesnės galimybės dar ateityje mūsų dukrai. Tai moraliai jaučiuosi labai atlikęs, teisingai padėjęs tuos pinigus. Žinoma, jei kažkas rimčiau, galima ten juos paskirti ir gydymui. Kitas dalykas,
kad tokį kaupimą skatina ir valstybė. Tai reiškia, nuo kiekvienos įmokos tėveliai susigrąžins gyventojų pajamų mokestį. Ir jeigu kiekvienais metais susigrąžinus jį ne tiesiog išleisti, bet įdėjus atgal į polisą, čia irgi paskaičiavau, kad gautųsi, kad tada klientai mokės 24 480 eurų, o atsims 53 950 eurų. Ir tai yra 29 470 eurų daugiau. Įsivaizduot, 50 000 vaikui tiesiog savarankiško gyvenimo startui. Tai yra pralenkia absoliučiai visas infliacijas ir atsima 30 000 daugiau, praktiškai 30 000 daugiau negu įmokėjo. Ir dar ne viskas, dar su šito įrankiu yra ir pelnas neapmokestinamas, nes su bet kokiu kitų įrankiu, netgi jeigu būtų investuojama per kitokius fondus kažkur, tai kad ir tą pačiam banke kažkokios akcijos perkamos būna, ten kas apie tai galvoja. Vienas dalykas, tai yra brangu, tai yra aktyvus valdymas, o čia tiesiog jūs moka tėveliai pinigus, mėnesinės įmokas ir tiesiog galiausiai atsima daugiau pinigų. Viskas vyksta automatiškai. Tai kitose įrankiuose pelnas yra apmokestinamas. Su šituo įrankiu pelnas bus neapmokestinamas. Tai reiškia, visi pinigai vaikui ir bus pervesti. Taigi, jeigu norite sužinoti daugiau, pasižiūrėti savo individualų pasiūlymą, su jums patogia įmoka, sužinoti, kiek kainuoja studijos šiandieną, kaip jas sekti, kiek kainuos ateityje, nes nemokamas mokslas, mėlieji, dingsta, išeidinėja, nemokamų vietų vis mažėja, galiausiai gali būti, kad ir absoliučiai nemokamo mokslo Lietuvoje neliks. Taip, yra kitose šalyse, tarkim, Kopenhagoje nemokamas mokslas, bet kiek kainuoja pragyvenimas ir kas turės galimybę tenais išvažiuoti. Ar vaikų, tėvų vaikai, kuriems tėvai kaupia, ar tiems visgi, kuriems nekaupia. Tai turbūt atsakymas yra aiškus. Tai tikrai skatinu susisiekti su manimi, pasižiūrėsime būtent jums individualiai tinkantį pasiūlymą, patogią įmoką, kiek įmokėsite, kiek susikaups, atsakysiu į visus klausimus. Iki pasimatymo.